Sveiki, draugai bičiuliai. Labas vakaras, karštos naujausios naujienos pas jūs. Taigi, esu prie prekybos centro Oma, čia dar gal vaizdo įrašo taip gerai nesimatys, matosi čiut kleckai, kur buvo senukų reklama. Tai apie statybas ir namukus netrukus. Noriu priminti tą, ką paprašiau vakar, šiek tiek pratęsti. Jau yra beveik 150 parašų, aš kai sakau ne kiek jie, esmė, kad jie yra. Tai jeigu dar kas netingi turit minutę, tai būkit geri, pasirašykit, tikrai prašau, nes aš ketinu dar šią savaitę kreiptis su visais tais parašais į Lietuvos ambasadą, kad pradėtų kažką judėti, nes judesio nėra jokio. Jau apie tai sakau, tik užsiminiau, kad davai keičia mane ant Cichanovskos, viso manęs jau nebereikia, ne kažkaip tai įdomiai, ne, o prieš tai jau baisiai reikėjo, kreipėsi, aš jau palyginimui priminsiu, kiek buvo istorijų, kiek buvo galimybių, kiek buvo baltarusai prašė lietuvių, davai normaliai per diplomatinį kanalą, bent viceministro lygį, spręskim klausimą, ten dėl vilkikų buvo, dėl tranzito, dėl visko, ne, pofik, viskas, o dabar dėl Safano jau reikia, ne. Tai užeikit nuorodą komentarę, peticijos.com užeikit ir tenai pasirašykite tą peticiją ir, kuo mūsų daugiau, to geriau, bus daugiau argumentų prieš konsulą, dabar ambasadoriaus nėra. Buvo tokių komentarų, oi, nepasirašinėsiu, tave tikrai sugrąžins, nebijokit, pasirašinėkit, aš irgi už save galiu pastovėti. Patikėkit, aš padarysiu viską, kad įrodyti, kad jie Cichanovskojos jokią kainą negrąžins, bet aš iš savo pusės tikrai viską pasistengsiu padaryti, kad tik įmanoma, daugiau net negu to. Nes čia, jeigu galvoja, kad čia dikai ateisiu be jokios, taip paprastai grįšiu į Lietuvą, tai ne, biškai reikės bulkas pajudinti, kaip sakant. Jeigu jau judinu, jeigu išjudinau senukus, kad nukabino reklamą per savaitę, tai išjudinsiu ir kitus klausimus. Na, o kaip ir sakiau apie nekilnojamą turtą, nebereikalo vis dėlto čia atvažiavau, tikrai ne dėl senukų tos reklamos. Atvažiavau dėl to, kad reikia peržiūrėti medžiagų kainas ir taip toliau. Jau rytoj paviešinsiu kanale Pirk 100 CLF vaizdo įrašus jau iš namukų, kurie yra padaryti. Ten nesitikėkit, kad ten bus kažkas, patikėkite, jie jau nupirkti, nes daugiau norinčių neatsirado už 15 eurų, tai yra už 45 rublius, tas bazavoje, kaip jie vadina čia Baltarusijoje, tai jau yra nupirkti, tai jau tuos du sugalvosim jiem pavadinimus, žodžiu, viskas bus, laukiu rytoj video. Kaip rasti tą kanalą, labai paprasta. Šitas kanalas Celofanas Live turi labai daug sekėjų, ten virš 130 kažkelių tūkstančių, o seka tik tai vieną puslapį. Tai jum tą puslapį ir reikia stebėti, galite jį pasiekti, ten bus vaizdo įrašas pirmo namuko, automatiškai, aišku, visi, kurie pildė anketas, mes jums jau privačiai nusiųsim dar kartą jų elektroniniu paštu ir jeigu tie, kurie rimti norite už 15 eurų įsigyti, aišku, truputėlį bus daugiau, nes, reikės kažkokias statybinės medžiagas nupirkti, bet čia jau tarsimės individualiai, jau čia viską spręsim pagal jūsų kaprizus. Tai marmuro neklosim, bet sodybėlė, nedaug kilometrų nuo Vilniaus, net iš tikrųjų to sodyba yra berods, jeigu neklystu, arčiau nuo Vilniaus negu Kaunas. Tai viskas, tai dar kartą užeikit ant nuorodos, pasirašykit peticiją ir laukit rytoj video, pasiekite Pirk 100 CLF ir judam toliau, kas pirko CLF dar atskira tema. Viskas, iki.